O žemė, mano mylima, kaip raudytų po miestais, po grindiniu, po plieno ratais, po akmeniniais namais. Norėčiau grįžti žemę į tave ir tavo juodą veidą pabučiuoti. O tu turėtum vilnyti javais prieš saulės šviesą ir mūsų pilkas pirkeles nešioti amžinai. Sveiki susirinkę paminėti šią pasaulinę Žemės dieną. Šią dieną Jungtinės tautos oficialiai paskelbė 1971 metais. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius Džonas Makonelas kreipėsi ir į mūsų tautą, ragindamas tapti žemės globėjais. Atsiliepiant į šį kreipimąsi, tuometinė Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba 1992 metais Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje. Taigi nuo tada šią dieną mes visi susirenkame. Šiemet 2012-ieji, 20 metų mes prisijungiame prie viso pasaulio žymėdami Žemės dieną. Tradiciškai pavasario lygiadienio metu, skambant viso pasaulio varpams, pakeliamos Žemės vėliavos. Tuo pačiu metu skambantys ir susilieja į visumą visų valstybių varpai, varpų garsai, simbolizuoja tautų susitelkimą saugoti mūsų mylimą žemę, pakelti Žemės vėliavą. Pirmiausiai, tai noriu labai pasidžiaugti, čia matydamas iš mokyklų, iš įvairių Lietuvos mokyklų susirinkusius mūsų būsimuosius studentus į šios puikios dienos progą. Ir linkiu Žemės dienos tematiką sėkmingai pasivaržyti, parodyti savo sugebėjimus, na ir kartu pažymėti Žemės dieną. Na, o ką reiškia pasaulinė Žemės diena kiekvienam iš mūsų? Na, pirmiausiai, tai mes sakom, kad šiandien mes esame atviri pasauliui, atviri bendravimui. Na ir būtent pasaulinė Žemės diena tai įrodymas mūsų solidarumo su pasauliu, kadangi pasaulinė Žemės diena minė 175 pasaulio valstybės. Kita vertus, pagal savo profilį, pagal savo specifiką, iš tiesų mes esame Žemės globėjai. Mes rūpinamės ir vandeniu, ir žeme, ir dirvožemiu, ir mišku. Mes rūpinamės, kad kiekvienas Lietuvos ir ne tik Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą ir pilnavertę gyvenimo aplinką. Taigi aš galiu pasakyti, kad mes esam ne tik Žemės globėjai, bet tam tikra prasme ir Žemės išteklių advokatai. Ta prasme, kad savo kasdieniniais darbais, savo kompetenciją, kurią mes čia gaunam universitete, mes galim parodyti kitiems, mes galim parodyti pasauliui, kaip reikia tausoti Žemę, mūsų planetą. O iš tiesų Žemė, mūsų ta Žemės kampelis, kuriame mes gyvename, jis yra nuostabus. Juk neturim nei tsunamių, nei žemės drebėjimų. Mes turime ir vasarą, turime ir žiemą, o ne visi juk tai turi. Štai šiandien pas mus studijuoja studentai iš kai kurių Afrikos valstybių, kurie šiandien sėdi auditorijose. Atvykę į mūsų universitetą, jie pirmą kartą pamatė žiemą, o mes turime viską. Todėl kviečiu, tausokime brangiausią, ką mes turime, savo žemę. Aš neabejoju, kad ne vienas iš jūsų, aš čia kalbu moksleiviams, kurie atvažiavę beveik iš visų Lietuvos kraštų, kad ne vienas čia atvažiuosit studijuoti. Ir tai būtų labai gražu. Tai būtų nebe teorinė meilė, bet praktinė meilė. Ir tos praktinės meilės kiekvienam žingsnį mums kartais pristinga. Aš agituočiau jūs visus kiekvienam žingsnį galvoti, ką mes gero padarom savo žemėje.
savo vieninteliai žemėj. Nuskrenda vienas kitas ten žmogus į kokį kosmosą, bet vis tiek valgytis nori po pusmečio ir grįžta atgal. Tai žemė mūsų vienintelis turtas ir todėl branginti ją labai verta, reikalinga. Renginio organizatoriai ir rėmėjai nori visus jūs pavaišinti žemės gėrybėmis, kareivišką košę. Nuoširdžiai kviečiame visus. Arbatos atneškit. Arbatos. Jie visi čia
išsaugoti žemę, savo planetą. Nejaugi iš tikrųjų žemę reikia mylėti, nejaugi ją reikia saugoti, tai ją ir tausoti dar reikia. Ar tikrai? Ar tikrai reikia žemę mylėti? O jūs nežinote? Žemę matai, o ką aš tau sakiau? Na, manau, kad šis renginys 2012 metų pasaulinės žemės dienos tarp mokyklinis respublikinis žaidimas mums parodys, ar reikia mylėti žemę, ar ne. Kas čia vyks? Nespėjau paklausyti. Žmogau, manau, įsijung į mūsų žaidimą. Na, veikti šią popietę kaip ir neturiu ko, tai, na, gal ir pasiliksiu. Manau, kad ne tik pasilik, bet ir padalyvauti. Tu man patiki? Žemė patikė daug ką žmogui. Aš pasistengsiu. Prašom įnešti žemės vėliavą. Aš irgi žmogus. Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų apie meilę vieni kalba garsiai, iš tiesų myli, kiti kalba tyliai arba nekalba, tačiau vis tiek myli. Čia kalbam apie meilę žemei ir iš tikrųjų nebūtinai kalbėti garsiai apie meilę, bet kiekvienas iš mūsų savo praktiniais darbais, savo kartais mažais, bet labai svarbiais darbais mes darom didelį poveikį. Ir aš nebijoju, kad mes darom teigiamą poveikį. Iš tiesų, mūsų universitetas yra išskirtinis, kadangi, aš jau lauke sakiau, mes esame žemės, mes esame gamtos advokatai ir globėjai. Ir iš tikrųjų mes rūpinamės visomis rytimis, kurios susijęs su žmogaus gyvybę, su gyvybiškai būtinais poreikiais, tai ir vanduo, ir miškas, ir gamta, ir poilsis, ir maistas. Ir aš visada sakau, kad kiekvienas iš mūsų čia esančių universitete esame labai reikalingi pasauliui, labai reikalingi žmonėms, už tai, kad visi nori vandenį, visi nori gert vandenį, visi nori į mišką, visi nori pailsėti, visi nori, reiškia, gerai jaustis, gerai gyventi. Pasaulyje gyventojų skaičius didėja, šiandien sakome 7 milijardai, greitai bus 9 milijardai, visiems reikės valgyti, maistui pagaminti reikės vandens išteklių mažėja, klimatas keičiasi, kiek daug problemų, su kuriuom mes turime tvarkytis. Tai visi, kurie pas mus universitete ir dirba, ir studijuoja, yra labai reikalingi ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Aš sveikinu jūs visus atvykusius pas mūsų universitetą. Matau labai daug gerų akių ir aš tikrai tikiuosi įsitikinęs, kad kiekvienas iš jūsų daro šimtus gerų darbų, galbūt apie juos garsiai nešnekat, bet tikrai jūs esate reikalingi ir šiandien mums visiems. Ir aš noriu palinkėti jums gerai sektųsi, nežinau ką linkėti, dabar pergalės. Pergalė turbūt laimėtojas pas mūsų žemė iš to konkurso. Reiškia, kadangi šiandien mes šnekėsim apie ją, apie pasaulį, tai linkiu gerų varžytuvių. Kadangi aš būsiu komisijos pirmininkas, tai stengsis būti, visa komisija stengsimės būti vienodai visiems teisingi. Sėkmės. Dėkoju, geras mokymas. Kągi mes šiandieną veiksime? Žaidimas, kaip ir iš 2 dalių. Visų pirma, pradėsime nuo komandų prisistatymo. Jie turėtų trukti neilgiau kaip 3 minutės. Ir jose turėtų būti akivaizdu, kuo jūsų mokykla ir gimnazija yra ypatinga, kodėl jūs esate čia ir ką jūs galvojate apie ateitį. Galbūt jūs darote kažką labai įdomaus, gal pasidalinsite ir su mumis. Antroji žaidimo dalis bus atsakymas
išmokau garsių pradėti mūsų šį renginį nuo komandų prisistatymo. Mes atvykome iš Kauno Sandoros gimnazijos ir jums parašėme trumpametražinį filmą, kaip mes važiuojame švęsti. Ar rūšiuojate šiukšles? Kokias rūšiuojate šiukšles? Stiklą ir popierių. Kaip išeina. Kaip tada tiesioginis, man atrodo, jausmas, kad kažką jau prisidėjai. O ką jūs rūšiuojate? Aš rūšiuoju stiklą, popierių ir plastmasę. Iš Šalčininkų Stanickai gimnazijos ir mūsų komanda vadinasi Skruzdėlytės. Aš esu Erika. Esu aš Skruzdėlytė ir nors aš ir mažytė, bet esu darbštuolė ir tikra gražuolė. Skruzdėlytė aš esu Anželika vardu. Mėgstu šokti bei dainuoti, o labiausiai diskutuoti. Esu Didžioji Skruzdėlytė. Mėgstu sportą ir linksmybes, o labiausiai varžybas. Aš Vigutė, aš Pligutė, merci pardon beaucoup, kalbu aš greitai, be klaidų. Aš mergytė Sabina. Aš esu labai linksma ir labai gera. Kiek daug gero galime pasimokyti iš skruzdėlyčių. Gyvendamas bendruomenėje, jos rūpinasi viena kita, apsaugo viena kitą ir padeda viena kitai. Manome, kad jeigu visa žmonija pasistengtų sukurti savo vieną bendrą tikslą taip, kaip tai padaro sąmoningos skruzdėlės, Žemėje pavyktų padaryti daug daugiau ir gerų dalykų. Dabar norime išvysti Kauno Maironio universitetinės gimnazijos prisistatymą. Ar metas keisti biologijos kabinete esančio akvariumo vandenį, ar dar galima palūkėti? Eksperimento vykdytoja Klaudija pasėmė iš akvariumo šiek tiek vandens ir įpila jį į stiklinį cilindrą pastatytą ant laikraščių. Va ir jie, netoli nuo gimnazijos esančiame Santakos parke, stebi ekosistemos gyvenimo pokyčius nutirpus sniegui. Sveiki, jūs sveikinu Kauno Akademijos Sūnės gimnazijos komanda Kapša. Čia gamtos draustinis, profesorius Tadai Ivanauskas sodyba, Karmelių dvaras. Žmonės jų pilna visur. Jie važiuoja, stato, griauna, šiukština. Patys tokios savo šiukšlės. O aš jums padėsiu. Viską sunaikinsiu. Sunaikinsiu šitą, neliks jūsų saulutę. Sunaikinsiu ir šitą, neliks jūsų upelį. Nesipykite. Nesisiekškite, patys pasižiūrėkite. Nenoriu sudegti, uždursti. Gal dar nėra taip blogai, gal dar galima pasikeisti. Aš nenustosiu. Aš prižadu vaikščioti ir važinėti dviračiu. Aš maitinsiuosi sveikai. Netikėkite, jūs man tik miglą pačią dėkite. Aš paklausiu jų. Ką renkatės jūs? Gamta jau gal nemėgsta. Ji visada teisinga. Visada rimta. Visada griežta. Ji visada teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės. Saulė, oras ir vanduo mums kaip brolis ir sesuo. Iš Švenojų rajono Algirdo Brazausko gimnazija pasirodė. Paukščių tako galaktikos, Oriono Vijos pakraščio, Žemės planetos, Europos žemyno, komanda Plutonas. Čia yra Radvilė, Elžbieta, Vita, Arūnė ir Miglė. Ir mes mėgstame būti gamtoje. Nuoširdžiai dėkoju, kad mylite žemę. O dabar norėčiau pakviesti dzūkučius iš Alytaus Jotvingių gimnazijos. Jotvingių gimnazija.
Alytaus piliakalnis šiuose apylinkėse gyveno jotvingių ir lietuvių gentys. O dabar mes keliame čia mūsų komanda. Evaldas, Ugnė, Aurita, Darius ir aš Antanas. Ir mūsų komanda jums turi žaidimą. Atspėkite, koks mūsų komandos pavadinimas. Štai Rebusas. Į viršų aukščiau pakelti. Garsiau. Kaip? Teisingai. Jo, vienai. Ačiū. Jūs esate veikome iš Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos. Ar visi žinote, kur yra Viduklė? Viduklė yra Raseinių rajone, tai pusiaukelė tarp Vilniaus ir Palangos. Prie garsiųjų pakalniukų, kur pats Vytautas didysis mėgo pailsėti. O šių laikų didieji ir ne tik dažnai laiką leidžia Jūpinių rekreacinėme parke šalia Viduklės. Tai puikiai vieta poilsiui, gamtos pažinimui ar netradicinėms pamokoms. O prie ko čia Stanevičius? Jis yra pasakėtininkas ir filologas. Gimė ir augo mūsų krašte, Kanopėnų kaime. Jis yra žymiausias mūsų krašto žmogus, todėl ir vadinamis jo vardu. Be to, gerai mokomės. Pirmasis turas. Pradėsim taip, kaip ištraukėte eiliškumo tvarka. Nuo pirmosios Kauno Santaros gimnazijos Vilniaus universiteto partnerės komandos. Sirgaliai pasiruošti sirgti, sergame vieni už kitus, parodom, kaip žemė myli mus, taip ir mes mylėkime vieni kitus ir sirgime vieni už kitus. Štai pirmo turo klausimai, jums tik reikia pasakyti, kada stop. 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 Stop.
Laikas. Kiek procentų žemės sausumos dengia miškai? 30 ir B 40. Laikas. Mūsų variantas bus 30%. Sako 30% užbėgim, ar 30. Teisingas atsakymas, paplojam Santaros gimnazijos moksleiviams. Šalčininkų Janos Nedeckio gimnazijos komanda. Žvelgite į ekraną, pasakysite kada stop. Stop. Kuris biomasės vertinimo būdas pranašesnis ir kodėl? Aerobinis, nes jo metu naudojamas anglies dioksidas, anaerobinis, nes jo metu į aplinką neišsiskiria anglies dioksidas. Laikas. Atsakymas, pažiūrėkime teisingas. Teisingas. Žvelgime į ekraną, jūs tik pasako stop kada nors. Stop. Daugiausiai ardų turi drėgmė atogrąžų miškai ar B vidutinio klimato miškai. Laikas. Turi atsakymą. Atsakymas sako A. Pasitikrinkime. Ir teisingai. Kauno rajono akademijos Ugnės Tėvelis gimnazijos komanda. Kiek pirštų turi užpakalinės varlės galūnės? A. 4, B. 5. Laikas. Turi atsakymą, sako. 4. Ir sako, kad A. Ir neteisingai. Labai džiaugiuosi, kad liūdite visi ir džiaugėmės visi. Ačiū labai už tokį gražų testą. Gražus mylimą ir žemę. Sekantį mokyklą Kaišiadorių rajono Algirdo Brazdausko gimnazijos komanda. Jūs taip pat matot bėgančius klausimus, jūs tik sakot stop. Laikai. Kodėl fosforo apytakos ratas vadinamas nuosėdiniu? A. Iš nuosėdų papliuvęs fosforas užkonservuojamas į atmosferą nepatenka. B. Nuosėdose esantį fosforą paima augalai. Laikas. Laikas sako A. Puiku. Tiesiog atspėjau. Ačiū Jums labai. Sekantį komandą Dzūkutį. Alytaus Jonininkų gimnazijos. Gerai sveikinam aišku žemiečius ir taip pat sako, kas ypač smarkiai ardo ozono sluoksnį. A. Sieros junginiai ar chlorfluorangliovandeninio junginiai. Laikas. Atsakymas B. Stop, nu tai greitai Dzūkučiai. B sako. Patikrinkime tikrai. B atsakymas sako. Tikrai. Ačiū. Sekantis mokykla Raseinių Viduglis Simono Stanevičiaus gimnazijos komanda. Taip pat stebint klausimus pasakau stop. Stop. Raidės L, G, F reikia A. Lietuvos gyvūnų fondas ir B. Lietuvos gamtos fondas. Laikas. Turim atsakymą. Turiu stop laikas, sako, turi atsakymą. B. Pasidžiaugime visi gražiai. Ačiū labai. Tauragės Žalgirių. Ar Žalgirių ar Žalgirių? Žalgirių. Gerai, kitą kartą sugrįsiu. Žalgirių gimnazijos komanda. Jūs taip pat ekrane matote bėgančius klausimus. Sako stop. Stop. Kokie jonai lemia vandens kietumą? A. Kalcio ir magnio. Ar B. Kalio ir mangano. Laikas. Turi atsakymą.
teisingai. Šaunuoliai. Čia dabar sekanti bus mokykla. Kauno Švento Mato vidurinės mokykla. Oi, norėčiau paklausti, aš to Švento Mato mokyklos vieną klausimą, bet jo nėra tenai. Gerai, žiūrime į tablo, laikas bėga ir sako stop. Stop. Kuriame pasaulio mieste yra įteikiama Nobelio taikos premija? A. Osle, B. Vašingtone. Turim atsakymą. Turim atsakymą, sako. A. Osle. Nu, sako A. Nu, teisingai. Nu, ir puikiuosi, kad ateina Utenos Sauliaus Švalių gimnazija, tai viskas pusę atsisės. Laikas išeina dėl klausimai, jis pasako stop. Stop. Sako stop. Nervinius mokslas nagrinėja vabzdžius. A. Herpetologija ar B. Entomologija. Laikas. Sako, reikia žino jo atsakymą. Mano, kad B. Mano, kad B. Nu ir mano teisingai. Pradedame antrą turą. Čia bus 3 atsakymų variantai, iš kurių tik vienas yra teisingas. Žaidimo tvarka yra lygiai tokia pati. Sveikiname. Kurio organizmų skaitlingumas gyvaėdžių mitybos grandinėje yra mažiausias? A. Autotrofų, B. Antros eilės vartotojų, C. Reducentų. Laikas. Gaila. Tikrai gaila.
iš tikrųjų jūs visi buvo žiauriai sumanūs ir išradingi ir protingi. Ir aš dabar galvoju, kad jūs tikrai turit visi labai didelius šansus tapti mūsų universiteto ateities žvaigždėmis ir superžvaigždėmis. Na, o aš norėčiau paskelbti žinią, kad pirmąją vietą laimėjo Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos komanda. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Vilmai Jokubauskienei mokytojai parengusiai komandą laimėjusią pirmąją vietą. Na ir komandos nariai yra apdovanojami protiniai veiklai lavinti skirtais prizais, tai yra žaidimas Scrabble. Kiekvienam nariui po žaidimą. Šalčininkų Janos Nedelskio gimnazija komandai laimėjusi antrąją vietą. Violetai Juchnevič, mokytojai Šalčininkų parengusi komandą laimėjusi antrąją vietą. Antrą vietą laimėjusioms merginoms yra galvosūkiai. Galvos veikia gerai. Įdomu būtų sužinoti, per kiek laiko šios galvosūkius jums pavyks išnarplioti. Kauno Maironio universitetinė gimnazija komandai laimėjusi trečiąją vietą. Na ir komandai prizai įvairaus tipo žaidžiamosios kortos galėsite plėkti vieni prieš kitus ir tobulinti savo sugebėjimus. Prašom. Per pamokas negalima griežtai. Loretai Banaitei, mokytojai Kauno rajono akademijos ugnies gimnazijai, parengusi komandą laimėjusią už originaliausią pasisakymą. Sveikinam! Sveikinam! Baigėsi džiaugsmingas Žemės dienos konkursas ir nugalėtojai Raseinių rajono mokiniai. Ar tikėjotės laimėti šitą konkursą? Tikrai ne. Aš. O kodėl nepasitikėjote savo jėgomis, ar buvote ne taip paruošti, kaip manėte? Tiesiog nevažiavom su tuo tikslu, kad laimėt. Sudalyvaut norėjom ir tiek. Ar ilgai ruošėtės šiam renginiui? Visai nesiruošėm. Tiesiog tik pristatymą ruošėmės, o teoriniai daliai visiškai nieko. Vadinasi, šis laimėjimas jums yra visiškai netikėtas. Žiauriai. Klausimai, kuriuos jūs ištraukėte, buvo sunkus. Iš tikrųjų, tai reikėtų džiaugtis, nes pakliuvo tikrai nesunkus klausimai. Ką galėtumėte palinkėti kitiems mokiniams, kurie myli gamtą ir nori dalyvauti tokiuose renginiuose? Nepraleisti progos, nežinau, daugiau pasimokyti ir stengtis nugalėti. Domėtis tuom. Ko gero, tik tai sėkmės, kad pakliūtų nesunkus klausimai. Tiesiog tęsti savo veiklą, niekada nenusivilti. Ką man palinkėti? Nežinau. Drąsos ir pasitikėjimo savimi. Mylėkite gamtą. Taigi susitikome renginio vedėjus, žemę ir žmogų. Ar išsprendėte savo konfliktą? Manau, kad išsprendėm. Ir be abejo padėjo moksleiviai. Visas žaidimas, problematika. Padėjo, manau, išsprendė. Jie myli žemę. Nori kovoti su blogybėmis, kurios kartais pakenkia žemė. O žmogau, ar supratote, kad reikia tausoti ir mylėti žemę? Na, reikėtų būti ne žmogumi, kad nesuprasti po tokio žinių pliūpsnio, po meno kolektyvų pasirodymo. Be abejo, aš tikiu, kad mes su žeme tikrai tik draugausime. Kiek truko jums pasiruošti šiai pasauliniai Žemės dienai? Daug laiko iš tikrųjų. Jeigu taip nuoširdžiai ir atvirai, kaip visada sakau, tai nuo spalio mėnesio praeitų metų.
Džiugu, kad žemė ir žmogus atrado kompromisą ir suprato, kad žmogui reikalinga žemė, o žemė reikalinga žmogus. Taip, norėčiau pasakyti, kad be šio kompromiso būtų neįvykę, jeigu nenuostabus mokytojai, tų mokyklų, su kuriuom teko bendradarbiauti. Tai tikrai nuoširdžiai dėkoju mokytojams, kurie parengė tuos vaikus, kurie dalyvavo, kurie netingėjo, iš toli atvažiavo, aukoja savo laiką, be abejo, tai labai svarbu. Ir tuos moksleivius parengė šitai programai, projektui šitam ir tikrai džiaugiuosi ir tikiuosi, ir čia tokia provokacija gal buvo, nenurimsim žmogau.